Buongiorno, atvykom į Italijos šalį, Grado salą, į Holiday apartamentus. Atsilikinsit. Op. Pabandysim šviesą uždegti. Taip, dabar apžiūrėsim apartamentus, mūsų didelį baltąjį kambarį, plačią gražią lovą, stalų daug, kėdės, spintos, turim mažą virtuvėlę, kur tikrai gaminsim maistą, ir arbatą verdam, šviesytę puk. Štai kokia mūsų virtuvytė, bet mums užtenka iš tikrųjų. Turim puikų vonios kambarį. Uždegsim šviesą irgi. Vonios kambarys nuostabus. Su dušo kabina, kriauklė, WC, bidė, žodžiu, rankšluosčiai, viskas, ko reikia normaliai gyventi, praustis. Dar turim didelį balkoną, kurį irgi apžiūrėsit. Mes šiandien vieni daug dar yra turistų, iš tikrųjų, mažai. Žaimam, didelį galima vestuvės kelti, iš tikrųjų, šokius daryti ir panašiai. Paprastai čia vakarieniaujam, pietaujam, pusryčiaut gal nelabai, nes rytą būna šalta. Matosi gatvės, unikalūs pastatai Italijos, viešbučiai. Vat aikštėje vyko šeštadieninis turgus, kuriam pasivaikščiojom. Netoliese parduotuvė yra, kavinė. Grįžtam į kambarį. Viskas balta, švaru, tvarkinga, vietos labai daug, kaip 2 žmonėm iš tikrųjų. Žodžiu, super. Viskas gerai.